Plytelėmis padengtos sienos byloja apie ilgą ir sunkų darbą. Tačiau šiais laikais net tokia išvaizda gali būti sukurta labai greitai ir be profesionalų pagalbos. Tiesiog tam reikia naudoti naujos kartos lanksčiąsias plyteles. Šios plytelės yra lanksčios, labai lengvos, 4 kg tik tais į kvadratinį metrą. Tai kaip dekoratyvinis tinkas yra. Dekoratyvinis tinkas plius minus 3 kg, čia 4, bet niekur nerasit kvadratinio metrų plytų, kurios svers 4 kg. Siūlės irgi labai lengvai daromas, nereikia fuguoti, nereikia nieko glaistyti, nieko. Iš karto eina klijai su tam tikra spalva ir tiesiog užklijuojate vieną plytelę ar 10 plytelių, užtepate tarpą teptuku šlapiu ir jau turite savo siūlę. Viskas. Lanksčiosios plytelės gali būti pasirinktos iš plačios spalvų paletės. Taip pat galimas įvairus plotis. Plytelių sudėtyje 92% kvarcinio smėlio, o rišamoji medžiaga – poliakrilas. Todėl jos pasižymi itin dideliu lankstumu. Su šiomis plytelėmis lengvai uždengsite kiekvieną namo kampą. Jas taip pat galima pritaikyti ir tvorų, kaminų ar vidinių sienų dekoravimui. Jos yra naudojamos tiek vidaus, tiek išorės darbam, tvorų pamatam, interjero dizaino detalėse, visur, kur sugalvojat. Tinka klijuoti ir ant gipso kartono, ir ant betono, ant visų lygių kietų paviršių. Įdomus faktas, jog tokio tipo lanksčiąsias plyteles dažniausiai susiklijuoja patys klientai, kadangi joms nereikalingas itin kruopštus ar sudėtingas darbas. Pilnam sienų išklijavimui reikalingi vos keli įrankiai – žirklės, liniuotė, teptukas, 4 mm aplikatorius arba kitaip vadinamos šukos ir kibirėlis su vandeniu. Žinoma, svarbu, kad klijuojamas paviršius būtų tinkamai tam paruoštas. Paruošimas fasado irgi labai paprastas, tiesiog kaip dekoratyviniam tinkui. Jeigu norit klijuoti šias plyteles, tai jums reikia, pavyzdžiui, ant putplasčio jūs dedat armavimo tinklelį, tinkuojat, gražiai išlyginat sieną ir galite klijuoti. Yra specialūs klijai. Žinoma, rekomenduojame nugruntuoti paviršių, jau kad būtų paruoštas tinkamai. Tada tiesiog tepate specialius klijus, naudojate 4 mm šukas, 4 mm tarpo. Šukas pradedate nuo viršaus į apačią, vien dėl to, kad nuo apačios į viršų, jeigu tepsite, tai užtikšta ant plytelių labai daug klijų. Tai kad to išvengti, reikia pradėti nuo viršaus į apačią. Visas klijavimo procesas yra tarsi lengvos dėlionės surinkimas. Iš pradžių ant sienų užtepami klijai, jie perbraukiami šukomis ir jau tuomet dedama plytelė. Paliekant maždaug centimetro tarpą rikiuojamos lanksčiosios plytelės atrodo itin natūraliai. Galiausiai siūlė patepama vandeniu su vilgytu teptuku. Tai padeda užtikrinti klijų įsisavinimą į plytelės vidų. Na, o jeigu kartais prisireiktų neįprastos formos, plyteles galima tiesiog apkarpyti. Šviežiai suklijuotas tokias plyteles geriausiam rezultatui pasiekti nuo drėgmės specialistai siūlo pasaugoti 3-4 dienas.